Tai sveiki visi, pradeda mūsų antrąjį laidų sezoną. Šiandien pirma laida šiais metais. Sveikinuosi su jumis aš, Ieva, ir mano kolegos Eglė. Sveiki. Ir Vincas. Sveiki. Tai gal tęsiant šių metų temą, naujų metų temą tiksliau, gal ir pašnekėkime apie tai. Kaip pavyzdžiui, ar jums ta data yra kažkuom reikšminga? Ar jūs bandot naujų metų išvakarėse įsivertinti savo praėjusius metus, nuveiktus darbus, tikslus išsikeltus ir to paties galbūt su naujais metais tą patį atliekat? Tai yra keletas vėlgi naujus tikslus, nusimatot, kokie turėtų būti metai, ką norėtumėt nuveikti. Kaip yra? Turi tokią tradiciją? Aš asmeniškai ne. Neturiu tokios tradicijos. Nes man, kai ateina laikas susidėlioti, ko aš noriu, tai nėra toks kaip vientisas procesas, kad prisėdžiu, tada susidėlioju man ir tada pakylu nuo savo mąstymo kėdės. Tai tas įvyksta, kai būna aktualu ir labai pagal kontekstą, iš tikrųjų. Man nėra susiję tai su, pavyzdžiui, metais, naujaisiais, pavyzdžiui, metais, tai yra, kad konkrečia data, kad, tarkime, 31, ten New Year's resolutions ir taip toliau, pavyzdžiui, ne. Tai yra data, šita tau iš esmės nieko nereiškia? Nelabai. Kaip tavo, Eglė? Man tai yra tokie du momentai. Iš karto galiu pasakyti, kad jokių rezoliucijų nesikeliu 31 dieną, negalvoju apie tos ateinančius metus. Yra du tokie dalykai. Esu aš kaip sistemos narys, man primena sistema apie tai, kad metų pabaiga. Tai reiškia, tarkim, einamieji kažkokie tai dalykai, visokiausia netgi paprasčiausi atsiskaitimai, kurie vyksta iki metų pabaigos ir panašiai. Tai aš tiesiog gyvenu pagal aplinkos ciklą ir yra dalykų, kuriuos turiu ir man tai primena, kad tai ne taip mėnesio pabaiga. Man realiai 31 diena yra tiesiog mėnesio pabaiga, gruodžio mėnesio. Tai vat, su tuo yra susiję dalykai. O kitas momentas yra, man savotiškas netgi gal yra toks kyla rezulys arba ironija apie tų naujų metų rezoliucijas, nes man čia panašu kaip meilės diena būtinai turi būti vasario 14. Bet o jeigu, tarkim, mylimieji susipažino kapuose per lapkričio 1, ar negali tai būti jų meilės diena? Tai man, tarkim, ateina metas arba kažkoks tai noras keltis tikslus arba kažką tai formuluotis ateičiai tada, kada tai iškyla. Tai gali būti bet kurią metų dieną. Tai iš jūsų atsakymų supratau, kad toliau temas mes galim nebetęsti. Ačiū už pokalbį. Gal tu turi ką pasipasakoti, gal tu keli? Aha, mūsų išsiklausinėjo pati. Pati ne. Tai buvo taip, tai buvo anksčiau. Anksčiau būdavo tokių... Vienas dalykas buvo žmonių gyvenime, kurie kažkaip tai pažymėdavo ir savo šeimos narių klausdavo, kaip nugyvenai šiuos metus, ką pasiėmė iš šių metų, ką persikeli į kitus metus, ką norėtum išsinešti iš šių į kitus. Tai būdavo taip, tiesiog kažkokia tai kaip ir nedidelė tradicija tokia peržvelgt, kaip tu nugyvenai, kažkoks atskaitos taškas. Nes ne visi žmonės, ką jūs sakot, kad kartais atėjo laikas, aš sustojau, aš išsikėliau savo kažkokį tikslą, užduotį, atėjo mintis, poreikis, aš tai ir padariau. Tai buvo tiesiog toks kaip priverstinis sustojimas, pasižiūrim, kaip nugyvenam, ar ne. Gal ir visai miela, graži tradicija, o apie naujų tikslų kelimą vėlgi neslėpsiu buvo, kad norėčiau kitais metais ten, tarkim, daugiau keliauti ar aplankyti vieną ar kitą šalį, ar kažkokiam asmeniniam ar profesiniam gyvenime kažką tai pasiekti. Būdavo iki, žinau, keletos metų atgal, gal kokių 5 ar daugiau metų atgal, taip aš buvau vienas iš tų žmonių, kuris galvodavo apie tai, kaip nugyvenau ir kaip gyvensiu kitais metais. Toliau atsirado kažkokia tai nauja mintis, kaip man gyventi, ir aš tiesiog įsikėliau gyvenimo tikslą, sakykim taip. Tai čia tokį ilgalaikį tikslą? Ar gerai suprantu?
kiek gyvenimas tęsiasi, jis gali būti labai trumpalaikis, gali būti. Tai yra su gyvenimo trukme tai susijęs. Greičiau taip. Okay. O kaip jums, pavyzdžiui, atrodo tie žmonės, kurie nuo naujų metų užsibrėžia savo, kad pradės vieną ar kitą dalyką, kad baigs kažką daryti, pradės daryti. Kaip jums skamba? Man tai norisi palaikyti tradicijas, kurios padeda. Tai jeigu padeda, tai tada ir valio. Bet gali būti ir, tarkime, visi daro, tai ir man reikia. Ir tada įprasminimas visai kitas yra, nes reikia. Tai yra ne iš vidaus ateina poreikis, o iš išorės pažadė, tai ką čia prisižadėjai, dabar reikės čia kažką tai dabar įgyvendinti, daryti. Sporto klubo abonementą reikia įsigyti. Ir čia jau taip atrodo, ar tai yra prasminga tada. Tai man norisi daryti dalykus, kurie yra prasmingi. Nes kitaip tai tampa tai tiesiog mechaniškas veiksmas, kurio ar laikomės po to iš tikrųjų. O tai nėra tam tikra savidisciplinos priemonė? Jeigu data kalendoriuje padeda disciplinuotis, tai yra valio. Ar tai yra data gruodžio 31? Aš nežinau. Gal, kaip Eglė sako, jeigu tai yra svarbi data, pavyzdžiui, lapkričio 1, su džiugia data yra susiję, tai gal džiugia diena kartu taip yra, tai ir vėlinės. Ir galima išsikelti kažkokius, tai, pavyzdžiui, panorėti, prisiminti, kad persižiūrimo tai kaip buvosi ir panorėti iš naujo. Tai yra į priekį, pavyzdžiui, dar metams. Tai jeigu tai padeda, taigi valio. Bet kai reikia, aš čia bejoju, man labai susiję yra su vidiniu įprasminimu visą tai. Gerai, mes čia tokie visi faini susirinkę, nevertinam toleranciją ir taip toliau. Jeigu taip paprastai pasakytumėt, sąmonė ar nesąmonė yra, kai žmonės išsikelinėja, kad nuo kitų metų aš kažką veiksiu. Pirma mintis, kuri šauna. Pirma mintis, tai man netikra ir juokinga. Mano pirma mintis, tai sėkmės laikantis. Ir čia be ironijos. Ir tą patį pasakyčiau, jeigu man šiandien pasakytų ten draugė, kad jinai pradeda eiti sportuoti. Nesvarbu, kokia tai būtų data. Arba ten sakytų, mano tenai tikslas yra atsikratyti tiek kilogramų. Arba mano tikslas yra perskaityti per metus šitiek knygų. Tai aš palinkėčiau sėkmės, man dar, ir suprantu, kad tavo toks griežtas buvo klausimas, tarsi tiesiai, šviesiai šitaip. Man labai rūpi kontekstas, tai ką sakė Vincas prieš tai. Ar tai yra žmogaus, ar tai yra primesta? Kad taip reikia. Jeigu tai yra žmogaus vidinis nusiteikimas, didžiausios sėkmės. Jeigu tai yra dėl to, kad taip visi daro, arba ten 5 kolegos pasakė, kad turi ir man būtinai taip reikia, tai tada gaila. Bet kodėl žmonės taip elgiasi, net matydami, kad po kelių savaičių jie meta tos pačius sporto klubus, tos visus savo pažadus, kodėl jie vis tiek kiekvienais metais tai daro? Kodėl tai yra taip populiaru? Viltis. Tai yra Ovdruk šiais metais pavyks. Nes nieko keisti šiaip tai nenoriu, bet Ovdruk išaus. Tai viltis yra galingas dalykas. Galingas jausmas. Ne visados, tiesiog patys sakai, tai ne visados priveda prie rezultato kartu, o jeigu. Nuo šių metų, tikrai. Pavyzdys, aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip jūs, aš taip pagalvodavau, vienas iš tokių laiko būdavo, ten gal kokią savaitę, 2 iki mokyklos, nepamenu, kiek tai buvo tikslu tiesiog, ar savaitę ar 2, ir aš pagalvodavau, šiais metais tai bus kitaip. Aš ten gal labiau mokysiuos, ten susitelksiu labiau, ir veikia. Pirmas 2 savaitės? Dalį rugsėjo mėnesio, tas veikdavo iš tikrųjų. O po to seni įpročiai tiesiog grįžta tingiu ir taip toliau, ir kiti išmanėjai dalykai.
sporto klube kalbėjau su registratūros darbuotoju ir sako, taip, čia žinot, sausio pradžia, čia visi savo prisižadėję, visi eina, sportuoja ir taip toliau. Jeigu norit mažesnio užimtumo, tai ateikit po 2 savaičių, nes 2 savaitės yra tas laiko tarpas, kuomet visi pažadai kažkur nubyra. Ir netgi, man atrodo, kažkur girdėjau, kad ta pažadų galiojimo pabaiga yra sausio 13 diena. O, čia tokia netgi tendencija. Šiemet dar ir 5-dienis, taip. Sutampa. Okay. Tai čia toks kaip ir 2 savaitės intensyvaus laikotarpio, kuomet visi susizgrimba kažką tai nuveikti gero savo. Tai va čia mes apie 2 tipų tokius pažadus ir šnekam. Tai yra vienas pažadas, yra, kurio esmė yra pažadas, kita rūšis tai būtų asmeninis įprasminimas. Tai jeigu kažkas už to daugiau stovi, už to pasižadėjimo, tai yra tame istorija, tai yra kaip aš priėjau, ko man tai yra svarbu, visai kitaip skamba. Ir tada nesinori ir juoktis, ai čia tvai mėsė, dar kažką, norisi palaikyti kaip tiek. Ir palaikyti kitą ir save palaikyti iš tikrųjų, kad tada galiu savo priminti, kad man tai yra svarbu. Kai yra sunku, aš galiu prisiminti, o dėl ko aš tai įsikėliau, ko man tai buvo svarbu asmeniškai. Kitam tai absoliučiai bus nesvarbu. Ir man lygiai tas pats yra su įmonių planais. Jeigu yra tam tikras laikotarpis, kada reikia prisiplanuoti, biudžetavimosi laikas, tai ten tikslai, ten bla, bla, bla. Ir vieną kartą per metus pabūkim sąmoningi, prisiplanuokim, tik tais, kad tie planai po to nueina kažkur tai į stalčių ar kompiuterio tenais iš aplankalo į aplankalą. Ir taip saugiai pasidedi ir atsiverti tik tais po metų. O yra žmonių, kurie to gyvena. Tai man, kaip gyvenime, taip ir įmonė tas pats. Tai yra asmeninis įprasminimas. Ir čia man norisi nesirišti prie datų. Man dar atrodo labai svarbu yra, ta prasme, ryžtas. Kiek tai yra pažadas, o kiek yra ryžtas. Kiek už to, kai tu, Vincai, dabar pasakoji prieš istoriją, kokia yra, kaip aš atėjau iki to, ar ne? Kiek aš turiu ryžto tam žingsniui, tam savo užsibrėžimui. Ar tai yra kažkoks būtinas dalykas, nežinau, išoriai, o kiek tai yra vidinis ryžtas nusiteikimas kažkam tai atlikti. Ir kai tu atsimenu tavo Ieva klausimą, iš kur visą tai atėjo, tai man atrodo iš to dabar labai teisingos visuomenės, kur labai daug teisingų knygų, labai daug aiškinama, kokiu būti teisingu. Tai čia apie teisingą betybą, apie teisingus dalykus. Ir tuose visuose teisingose dalykuose, tuose knygose visur akcentuojama būtent ta disciplina. Nusistatyti, apsibrėžti laikę, įsivardinti, papunkčiui susidėlioti visur šitie dalykai. Nes neva tai jie tau sukuria, sakykime, taip motivaciją. Arba tai paskatina tave veikti. Aš galvau apie save, kodėl aš mečiau visą tą tikslų uždavinių reikalą, tiek savo asmeniniam gyvenime, tiek ir darbe, įmoniai. Taip aš iki šiol sakau ir mokau vadovus išsikelt tikslus, susidaryti planus, bet čia truputėlį kitas klausimas. Aš mečiau visą šitą reikalą ir paskui galvoju, ar nesikeldama jokių tikslų, ar aš pateisinu taip savo tinginystę, vadinkim taip, ar iš tikrųjų mano asmenybė, mano būdo bruožai, tai yra tų visų tikslų kelimasis man yra varžymas. Aš jaučiuos baisingai suvaržyta. Man labiau patinka tas principas, kad kokia yra situacija, aš renkuosi pagal tai, kaip aš joje elgiuosi. Jeigu aš ko nors noriu, aš imu tai ir darau. Jeigu man kažko trūksta, aš to ir siekiu. Kažką tai įgyti, išmokti, patirti, būti. Nereikia man datų, nereikia man metų, nereikia man tikslų. Aš galbūt tikslus uždavinius pateisinu tuo atveju, kai tai yra krūva žmonių, kurie turi siekti kažko tai vieno. Ir jie turi susidėlioti savo žingsnius tam, kad nesimaišytų vieni kitiem po kojų ir jie pasiektų tą vienintelį tikslą, kurio link eina. Ir apskritai reikia susitarti. Tai yra jau nebe vieno žmogaus tada klausimas lieka. Ir susitarti dėl to vaizdinio, prie kurio galės sugrįžti, kad pasižiūrėti, ar apie tą patį šnekam, nes tai yra taip.
Girdžiu tave ir galvoju, kad man atrodo, kad vat, tokiam nusiteikimui irgi reikia apie skirtingus žmonių rūšės galvoju, ar ne, kad yra kuriems reikalinga disciplina kaip išorinė priemonė, tai vienas, tarkim, vienas kraštutinumas, o kiti, kurie yra pakankamai sąmoningi kiekvienoje akimirkoje keisdami savo kryptį, neklausydami. Tai aš tą ir galvoju apie tą tikrą ryžtą ir tikrą tą su tikru nusiteikimu, ar ne, kad aš esu nusiteikęs pats savęs klausyti ir keistis kažkokius tai dalykus. Tai man yra tokie du skirtingi budrumai. Vienas budrumas su kontrole iš išorės, ta prasme, ką aš šneku apie tą laiškų planą nusistatymą ir panašiai. Kitas budrumas yra vidinis, kad klausantis ir daryti dalykus. Ir man čia, ar tai yra tinginystė ar ne, tai tik tai tu pati, pavyzdžiui, gali savo viduje ir atsakyti. Nes, kitas žiūrėdamas gali galvoti, kad tinginys, bet kažkaip tai ten yra, nes tai tiksliau nesutampa su to įsivaizdavimą disciplinos, taip kaip yra įprasta, arba taip kaip tas žmogus patyręs yra, arba matęs, arba žino apie tai. Tai yra, jeigu aš nusistatysiu, kad nuo šių metų aš einu į sporto klubą, aš nebevalgau vakarais, aš pradedu mokintis kokios nors naujos kalbos, tam, kad, pasiekčiau kažkokį tai užsibrėžtą tikslą kiekvieno iš šitų klausimų. Bet mane natūraliai nuo to pradeda atstumti tokie išsikelti dalykai. Nes arba aš noriu tai daryti, arba nenoriu. Noriu darau, nenoriu nedarau. Ir tada klausimas, tai aš turėsiu kokį nors rezultatą ar ne? Jeigu aš neužsibrėžiau, neišsikėliau, ar aš pasieksiu? Man tai dar, kas ateina iš tavo pavyzdžio į galvą, tai pirma mintis, kiek daug tikslų. Tai pirmas dalykas, taip, kad ir tą darysiu, ir visi tokie, tai reikalaus pastangų ir tai kainuos. Nes nebus lengva tiesiog elementariai tą padaryti. Ir taip, kiek daug. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kam tau to reikia? Trečias dalykas, kodėl nuo naujų metų? Daug kodėl atsiranda, nes man tada ateina tas anekdotas į galvą, kad dabar pradėsiu sportuoti nuo pirmadienio, bet tas pirmadienis vis neateina, nes nepasakiau nuo kurio. O tai kodėl negalima, pavyzdžiui, net ne nuo rytojaus, o pabandysiu dabar keletą pratimų padaryti, radęs laiko. Ir tada pratęsiu rytoj ir formuosiu savo rutiną pagal tai. Kam reikia naujų metų tam? Čia kažkokia tai stebuklinga, ypatinga data, jeigu aš noriu. Atskaitos taškas man yra mano noras ir kada aš einu į veiksmą. Man čia yra atskaitos taškas. Jeigu tau kažkas patinka, tu kažką nori daryti, tau tam net nereikia keltis tikslų ir to planuoti, tu tiesiog sėdi ir darai. Bet žiūrėk, kad dažniausiai mes, apskritai žmonės, išsikeliam tokius tikslus, kurių siekimas yra kaip kančios dalis. Tai yra, jeigu man malonu sportuoti, tai aš einu ir sportuoju, aš to neišsikeliu kaip tikslo ir nelaukiu naujų metų. Aš tiesiog tai imu ir darau. Man patinka vaikščioti, aš išeinu į lauką, aš vaikštau. Tam man nereikia tikslo. Bet kažkur tai skaičiau ir girdėjau populiariausius naujametinius tikslus, kuriuos žmonės išsikelia. Tai ką ir vardijau, tai yra pradėsiu sportuoti, mažiau vartosiu alkoholio, mesiu rūkyti ir taip toliau. Taip. Tai va čia yra tie populiariausi dalykai, kurie yra mūsų sudėtinė gyvenimo dalis, natūrali, kai kurie. Ar ne, darau kažką vieną ar kitą, arba nedarau kažko ir nustoti daryti arba pradėti daryti reikia, paprastai pasakysiu, labai daug prievarto savo. Tai nėra malonu, tai nėra faina ir tai natūralu, kad tai atkrenta, tai labai greitai baigėsi, nes aš to nenoriu, man yra labai faina, nežinau, ką čia daryti. Sėdėti ant sofos ir žiūrėti serialą. Gurkšnojant alų, pavyzdžiui. Tai yra labai faina. Kodėl aš turiu nustoti tai daryti? O kodėl turėtum iš viso nustoti? Tai... Jis pasakė. Jo.
koks čia Dievas liepia tą nustoti. Aš negirdžiu tame motivacijos, kodėl. O kurių galų? Jeigu maloni veikla. Nes tai kenkia mano sveikatai, tame aš netobulėju, Instagramas sako kitaip, krūva kitų priežasčių. Aš neišgirdau nei vienos vidinės priežasties iš vidaus ateinančios. Kažkas pasakė, kad tai yra nesveika, kažkas pasakė, kad tai yra negerai, kažkas pasakė, kad čia tingėjimo požymis. Gerai, kaip mes vertinam patys tokius žmonės, kurie grįžta po darbo, įsijungia televizorių, pasiima alaus ir daugiau nieko neveikia? Puikiai vertinu, nes kol manęs tai neliečia. Nuoširdžiai sakau, nes ne mano reikalas. Kaip tas žmogus, tas gal vertinimas, tas tie tikslų įsikėlimai, nes kaip pasakė, atrodo, kam tada to reikia. Labai man atliepia, ką Vincas sakė, o kieno čia tikslas tada tavęsme, kam to reikia. Nes man atrodo, kad tie išvardinti tikslai yra tai, kas logiškai trukdo, gali būti sveikatos prasme, ne? Arba, kad turėdamas šitą ir šitą, aš būsiu ten ir ten ir ten, ar ne? Tada man atsitiks taip ir taip ir taip. Ir kai grįžtant prie tavo to klausimo apie tos tikslus, man atrodo, kad suprasti, ar pasiekiai, ar nepasiekiai, galima tada, kai tu supranti, ką tu įsikėlei, ar ne? Kad mano tikslas yra nueiti iki Kauno, ne? Tai aš galiu pasakyti, pasiekiau savo tikslą, nes nuėjau iki Kauno. Jeigu aš einu pasistrikinėdama, man tiesiog smagu, tai aš galiu pasakyti, kad nuėjau iki Kauno. Nes, ar pasiekiai tą tikslą, ne, tai tu reikia žinoti, kad tas tikslas egzistavo. Tai, tiesiog tavo galvoje arba kažkino tave stebinčio galvoje. Sportas man nėra tikslas asmeniškai. Tikslas būtų, pavyzdžiui, priaugti, numesti svorio. Lengviau ten, pavyzdžiui, neuždusti ten lipant laiptais ar dar kažkas tai tokio. Man tada girdisi, kad yra kažkoks tai rezultatas, kažką tai galima pasiekti ir galima tada kažką tai galima gauti apčiuopiamo labai. Nes sportuoti, ką tai reiškia sportuoti, o kam to reikia, nes šiaip gerai yra sportuoti. Ar jūs sakot, kad tie žmonės, kurie savo keliasi tikslus, turi šalia viso to užduoti ir savo klausimą, kam aš tai darysiu? Taip. Kokiu tikslu, ta prasme, kam man to reikia? Kodėl aš jį keliuosi, ta prasme, kam man šito reikia? Nes kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad kalbu 6 kalbom, manęs visi sako, o, tai kaip tu išmokai? Aš tokį pusės iš tų kalbų tikslą aš jas išmokti neturėjau. Aš tiesiog mokinausi, nes man patiko. Ir jeigu aš tai būčiau priėmusi kaip tikslą, vargu bau, ar aš su tokiu malonumu jomis 6 kalbėčiau. Bet, čia apie tai, kam žmogui to reikia. Nes kur kam, tada yra visai kitoksai požiūris, tada toksai kopimas ir panašiai. Kur yra iš malonumo, yra rezultatas, kuris taip, integruotas tavo. Bet tiesiog pasiektas einant kitų kelių. Ir manau, visą tai galim perkelti lygiai taip pat į verslą. Absoliučiai. Tai yra, kam keltis tai tikslus, kad daugiau pinigų uždirbti, o kam jų reikia. Kažkoks tai tikslas už tuos lygiai. Čia jau erezijom užsiminėjai. Man atrodo, kad verslui iš vis nereikia keltis tikslo. Verslo pagrindinis tikslas yra uždirbti pinigų. Ir kiekvienais metais keltis tikslą, kad uždirbti pinigų, ne, tu tiesiog pradėjai verslą, esi versle ir uždirbinėk pinigus. Kiek jų? Kuo daugiau? Kiek pavyksta, kuo daugiau gali uždirbti. Tiesiog pagal galimybės. Taip. Ir tie tikslai susiję su metiniais, mėnesiniais ar kažkokiais tai finansiniais planais, ar ne, kad tu turi parduoti už tiek arba uždirbti tiek, kad apyvarta būtų tokia. Kam? Tai dirb kuo daugiau, kodėl tu apibrėži žmogų ir įstatai į rėmus. Uždirbau 2000 įmoniai, viskas, galiu nebedirbti likusią mėnesio dalį. Nes jau tikslas pasiektas, tai kam? Ir čia norisi atskirti tą vadovo planą ir ką veikia darbuotojai, nes gali tai skirtis. Vis tiek susitarti reikia su darbuotojais, o tai ko mes čia siekiam ir kaip siekiam ir ką darom, tai yra darbo organizavimo dalis.
kartu, pavyzdžiui, vadovo asmeninis tikslas, ką nuveikti, tai jisai gali būti kaip nuolatinis. Jeigu aš esu versle, tai reiškia, aš uždirbinėjau pinigus. Ir tiek. Ir tam nereikia kažkokių tai papildomų matavimų, užrašytų uždavinių, kad aš to siekčiau. Ar tai padeda, gal kai kurie uždaviniai padeda tiesiog susistruktūruoti, kartu man vis tiek tai yra labai dinamiškas reikalas, kad, pavyzdžiui, metams, 5 nepriplanuosi visko. Vis tiek per laiką dalykai keičiasi, lūkesčiai gali keistis, bevalgant apetitas auga. Gal eigoje gali norėtis daugiau, arba aplinkoje pasikeitė sąlygos ir tiesiog Visa tai, ką tu sakai, tai man ir yra gyvenimas dinaminiu ritmu ir kam tada kažką keltis. Tai tą dieną mano apetitas didesnis, aš ir valgau daugiau. Kitą dieną matau, kad sąlygos man neleidžia daugiau valgyti, tai aš ramiai ir prabūnu ir taupau resursus, kad išbūt tą dieną. Tai va čia priešingybė yra, ką prieš tai šnekėjom, tokia disciplina, tavo žodis buvo, kad tam tikrą dieną išsikeliu ir tada siekiu. Tai man tai čia yra apie priešingybę. Tai reiškia, aš savim nepasitikiu, kad aš to sieksiu. Nesu tikra, ar supratau. Jeigu man reikia specialios dienos, jeigu man reikia susiplanuoti, tai klausimas, ar tikrai noriu, ar tikrai čia yra man. Aš tada pradedu kvestionuoti tai iš karto. Nes už to neslypi istorijos, ką tu pasakoji. Jeigu ateina iš vidaus, tai reiškia, bus asmeninis... Čia vidinė motyvacija. Taip, asmeninis įprasminimas, vidinė motyvacija tada bus. Ir jos pasiaiškinti prieš nieką nereikia, prieš jokį kalendorių nereikia ir kitiems nereikia. Tai jeigu yra stipri vidinė motyvacija, tai tu jos vedinas ir gali gyventi kaip ir. Tau nereikia nieko užsibrėžinėti, kad nuo tada bus taip ir taip. Tu tiesiog imi ir darai, nes viduje pas tave tai gyvena. Idealiu atveju taip. Ir jeigu tu neturi tos vidinės motyvacijos, tai atvirkščiai, tu nusistatai kažkokius tai terminus, sąlygas, išsikeli, apsibrėži kaip įmanoma labiau glaušiau. Taip? Tai kas vienas iš dalykų, kas įvyksta ir aš manau, kad tai nelabai atneša rezultatų. Vat ką aš savo psichoterapiniam darbe darau tokiais atvejais, tai visų pirma pradedu ieškoti, o tai kaip taip nutinka, kad atsiranda kažkokie tai tikslai arba norai, o tai kaip jie eigoj nekilo ir jie nevyko tiesiog. Tai kažkaip tai žmogus save sustabdo. Kažkaip tai pradeda ištirpti laikas prie serialo, prie, nežinau, YouTube'o ar prieš kažkur tai. Ir nelieka kažkokiems tai prasmingiams dalykams. Ko pradeda trūkti ir atsiranda tie pažadai. Ten sportui, ten knygą perskaityti, nežinau ką. Ir tada, kas atsiduria tame kelyje, kaip tai vyksta. Tai taip nes nesunkiai taip galime išmokti pasiduoti. Tiesiog, man vis tiek nepavyks. Ir ta žinutė yra žiauriai stipri ir jinai gali įsišaknyti ir jokios ten datos nebepadės. Bet apgaulė gali toliau labai sėkmingai veikti. Kad, bet jų tai varysiu. Greičiausiai, kad ne, nes prieš tai dėl to nieko nedarai, kodėl dabar turėtų kažkas tai keistis. Man to kodėl vis tiek trūksta. Ir kartais tai būna apie tokį išmokimą, kad, taip, aš noriu naujų dalykų, bet nieko nenoriu dėl to keisti. Tai reiškia, yra gerai taip, kaip yra. Nesu dar sutikęs žmogaus, kuris man tai pasakytų, kad gerai taip, kaip yra. Taip, pripažinti to tai negali. Bet tai nėra taip blogai, kad kažką tai keistum. Nepakankamai gali būti. Norėčiau, kad būtų geriau, bet nesutinku nieko dėl to daryti. Bet neinvestuosiu. Veikia vidinis balselis gerokai švelniau visą tą pasako. Tai yra reikėtų, bet, ir tada atsiranda priežastis, dėl ko. Tada vartoma ir apmazų knygutė. Ieškoma, kur ten susirasti ten prietekstą.
Beje, kai jūsų klausiau, tai ne visai sutikau apie apie tos du kraštutinumus planą ir neplaną, discipliną ir nediscipliną. Man, savo patirtimi galiu pasakyti, kad kai atsiranda disciplina, siekiant tikslo natūraliai iš vidinių motyvų, atsiranda sava disciplina. Savas planas, savus kažkokios tai normos, tik tai jos tikresnės ir gal mažiau yra įvardinamos kaip kažkoks tai plano dalis. Bet ir pažįstu nemažai žmonių, kuriems reikia ir vizualizuoti tam tikrus dalykus, sekti tuos savo rezultatus, tam, kad tą pasitenkinimą savo fiksuoti ir pasiekimus, tiksliau, fiksuoti pasiekimus, kad išgyventi pasitenkinimą dėl progreso. Stebėti situaciją tiek tai finansinė, tiek kažkokių tai uždavinių prasme, tiek kilogramų numestų prasme, ten kūnos masės indeksų, knygų lentynoje atskiroj ten sudėjimų. Tai pasiekiau, va tiek noriu dar. Taip. Ir tai yra, ta prasme, tam tikras planavimasis mano akimis ir ta pati disciplina ir kažkokia tai rutina, bet kam jinai yra reikalinga, tiek sporto prasme, tiek muzikos, tiek tam pačiam versle. Tai tu kalbėjai apie tokią motyvuojančią priemonę, tai galėtų būti. Net nėra motyvuojančių priemonė, tai yra priemonė leidžianti keliauti tuo keliu. Kaip lazdos ėjimui, kaip kamuolys mėtymui, ta priemonė padedanti eiti tuo keliu. Jeigu tai yra atskirai, tai tiesiog gyvena priemonės gyvenimą. Kažkam reikalingas dokumentas. Kažkam reikalingas biudžetas, kažkam reikalingas tas planas. Man reikėjo paruošti dokumentą, aš jį paruošiau. Kad jis atspindi mano svajonę arba mano kažkokius tai planuojamus žingsnius, tai ne. Tai tas pats ir su to asmeninė. Man atrodo, kad įsikelti yra viena, o ką aš dėl to darysiu, per metus numersiu ten arba per metus ten sportuosiu. Ką tai reikš man ir ką tai, ko aš noriu rezultate. Kalbėti kalbą, ką reiškia kalbėti. Užsisakyti kavos, stovėti priešais auditoriją, jau kalbėti, ta prasme. Tas noras toksai, kad aš noriu, kad man būtų ne taip, kaip dabar yra, kad kažkoks vaizdinys būtų gražesnis, ką darysiu, būsiu. Tai tam girdžiu reikia konkretumo tada. Taip. Taip, nes, ta prasme, ir patys mažiausiai ten tie dalykai, ir ką mes esame ir šiaip kalbėję, kad tarkim, to pačiam coaching'e, ką mažiausiai pasiruošęs padaryti dėl to savo svajonės. Man dar norisi pridėti, kad būtų ne per daug. Kaip pavyzdys, po meditacijos stovyklos, rekomendacija studentams buvo ryte valandą ir vakare valandą medituoti. Aš jau iš karto žinojau, kad šitas man dalykas neišdegs tiesiog. Ir aš pasirinkau medituoti tik tais rytais. Kiek jau čia bus? 5 metai, kiek? Galiu. Bet žinau, kad jeigu būčiau tą rekomendaciją laikęsis, gal savaitę kažkaip tai būčiau pratempęs. Tai yra įvertinai savo jėgas. Tai yra, kad aš tiek motyvacijos aš neturiu. Taip, tikrai būtų faina. Ir yra bet. Ir tada, lūkesčius tada savo galiu prisitaikyti pagal tai, kiek galiu, kiek man tinka. Ir valio. Ir tad, kad neapsižiūrėti per daug, nei iš tikrųjų noriu įdėti pastangų, pavyzdžiui. Ką tu sakai, Eglė, apie pastangas? Nes man dar skamba apie tai, kad tu save pažįsti. Čia yra irgi dar didelis dalykas įsivaizduoti, ta prasme, savęs pažinimas ir savo ir nusiteikimo, ir galimybių, ir būdo, ir stiliaus įsivertinimas taip pat. Kad man pasakytų, kad kelsiuosi aš 6 ryto, nesikelsiu 6 ryto, kiek įmanoma, ilgiau aš nesikelsiu 6 ryto. Ir taip ir aš save pažįstu. Bet tuo tarpu 12 valandą vakaro, taip, įvyks tas dalykas. Ir man kažkaip ko toliau, tuo labiau vis norisi žmonėms legalizuoti jų pagal save darymą. Tai nereiškia, kad kažko atsisakyti, ten disciplinos planų ar dar kažko. Tau planas tinka, tu žmogus planas, tau reikalingas planas, pirmin. Tau nereikalingas planas, tave tas erzina, daryk savojų būdu. Aš sveikinu tos žmonės, kurie susikūrė planus, jų laikos ir kažko tai pasiekia. Ir jeigu jiem tai yra faina ir tai nėra kančia, ir jeigu tai juos skatina veikti ar padeda jam veikti, valio, sveikinu. Kaip ir sakiau, kad
mane alergizuoja visas planavimas. Galvo, netgi artimas planavimas, eilinės dienos planavimas man sukelia alergiją. Aš net negaliu apie tai galvoti. O jeigu ateis ta valanda ir aš nenorėsiu to daryti. Tai čia prisiversti, o kodėl? Kodėl aš turiu save versti daryti to, ko nenoriu? Taip yra momentų, yra atvejų, situacijų, kuomet tu privalai kažką padaryti. Bet tam ant plano nereikia. Aš žinau, kad aš turiu tai padaryti, aš paėmiau, padariau. Čia gal tai, kad aš turiu valios pakankamai ir galiu tai padaryti ir man nereikia tam nusistatinėti datų. Ir tu turi savo būdą. Man, pavyzdžiui, patinka pasižiūrėti į savo kalendorių ir negalvoti, tiesiog daryti. Yra dienų, man labai patinka tiesiog, ir užrašytą darau, neužrašytą ir nedarau. Ir tokia mano diena. Ir aš negalvoju visiškai. Tai yra neužsiemu, man tai sudėtinga, reikalauja pastangų, aš tiesiog puikiai galiu vykdyti. Nes iš anksčiau buvau susiplanavęs ir nieko nekeisiu. Taip, galbūt aš gyvenime daug ko nepasiekiu, prarandu vien todėl, kad neplanuoju ir nesikeliu savo tikslų. Gal. Bet ar aš dėl to kažkaip blogai jaučiuosi? Ne. Man patinka, kaip aš gyvenu. Man patinka, ką aš pasiekiu, ką aš turiu, kaip viskas vyksta. Man gerai. Ir kaip aš visą šį pokalbį pasakoju apie tai, kaip planai kažkokie tikslai mane varžo. Bet prisiminiau situaciją, atvejį, kuomet aš pati buvau iniciatorė tikslų ir planų sudarimo. Tai buvo tai, kad mes su kolegomis nutarėme sukurti vieną organizaciją, pavadinkim tai verslo organizaciją, apsibrėžiam, kaip ji turi atrodyti, ką mes norim pasiekti ir pasileidom kurti, ar ne? Metai, 2, 3, 4, mes kūrėm faina, veikiam tai, kas faina. Ar prie tikslo artėjam? Gal kažkaip ir artėjam, bet ne tai buvo svarbu. Mums buvo svarbu, kad mums yra faina veikti, mes darom tai, ką norim daryti, o ar tas rezultatas artėja, ką mes norim sukurti, pasižiūrėdavom, pasišnekėdavom apie tai ir eidavom kurti toliau. Nes pats kūrybos procesas užvežė. Ir vienu metu, tai paprasčiausiai mane tai užkniso. Nes aš suvokiau, kad šitas procesas gali niekada nesibaigti. Taip, jis man patinka mano kolegos, visa šita chebra, su kuria mes tai kūrėm, yra labai faina. Aš gyvenu patogiai, sakykim taip. Darau, kas man patinka. Bet tame neapibrėžtume, iki kada mes kursim ir koks rezultatas turi būti sukurtas ir jis tenkins mus ar ne, bet šitame neapibrėžtume aš pagalvojau, kad taip visą savo gyvenimą ir galiu praleisti patogiai su šitą fainą chebrą, darant tai, kas man visai patinka ir nepabandyti kažko kito. O ko tu pritrūko? Vat būtent tai ir yra, kad aš kažkada išsikėliau savo šitą tikslą ir aš kasmet tikslų jokių nebesikeliu. Man patinka bandyti dalykus. Man patinka patirti kažką naujo, išmokti kažką naujo, pamatyti, pajausti, tiesiog naujovių. Natūraliai smegenys reikalauja kažko tai naujo. Net jeigu tai ir užmiršta sena, bet vis tiek, ar ne? Man tai yra žavu, mane tai skatina gyventi, man tai tiesiog nenuobodu. Tame aš kažkaip įsiprasminu ir man dėl to gera. Ir aš suvokiau, kad buvimas toj patogioj situacijai tiesiog mane atriboja nuo šito mano poreikio nuolatos patirti kažką naujo. Ir aš supratau, kad jeigu mes taip be pabaigos kursim, nors tai bus ir labai faina, bet aš nieko naujo, aš atribojau save nuo kažko tai naujo. Galbūt nuo naujų kolegų, nuo naujos fainos chebros radimo, sakykim taip, nuo naujo verslo sukūrimo, nuo naujos veiklos pradėjimo, naujų įgūdžių atsiradimo. Ir tada kilo mintis pasiūlyti, kad apsibrėžkim laiką, apsibrėžkim rezultatą, apsibrėžkim savo vaidmenis, padarykim ir žiūrėkim, kas gavosi. Po to, kai visa tai baigsis, kai tas terminas sueis, tai nereiškia, kad mes turim išsiskirstyti ir visą baigti. Jeigu mums faina, mes galim tai daryti ir toliau. Bet tas baigtinumo kažkoks momentas, tas apibrėžtas, ar tai rezultatas, ar laikas, ar aplinkybės, jis mane išlaisvino. Išlaisvino nuo ko?
nuo tos minties, kad aš niekada nebepatirsiu nieko naujo ir aš paskęsiu šitame liūne, nes čia yra patogu. Okay. Tai atvėrė galimybės tada naujiems dalykams. Taip. Okay. Tai ir girdžiu, kad planas šiuo atveju, visa istorija, kaip tu įėjai prie to plano ir ko tu to asmeniškai svarbu, tada tikiu, kad jisai gali ir veikti. Tai ir suveikia. Nenuostabu. Tada, kai jisai yra tavo tikras ir su tavo motyvais ir ryžtu. Įdomiausia tai, kad motyvas iš mano vidaus atėjo, man toks kilo poreikis, bet tie žmonės, su kuriais aš tuo metu dirbau, jie tam nesipriešino. Vis gal atrodė, kad sutapo poreikiai, gal jie nematė tame apibrėžtume nieko blogo ir dėl to jie sutiko. Nežinau. Čia reiktų jų paklausti. Motyvų neklausinėsiu, bet tai buvo priimta visai palankiai, sakykime taip. Ir girdžiu, apie ką mes čia šiandien šnekam, tai apie savus būdus ir vieną tokį iš esminių, ką išskiriam, tai apie įprasminimą vis tiek. O tai ko man čia yra tai svarbu? O tada kaip su tom datom? Nes pradėti nuo datų. Taip. Tai vat ir norėjau užduoti klausimą. Mes turim savo pozicijas ir nuomonę, kad kam tau laukti naujų metų, ar tai nereikšminga ir panašiai. Pabandykim atsistoti tų žmonių, kurie sausio 1 ar tai gruodžio 31 išsikelia savo naujus tikslus, kiekvienais metais daro tą patį, galbūt mato, kad nesiseka, bet vis tiek tai daro. Pateisinkim jų poziciją. Kodėl tai verta vis dėlto daryti? Ateina anekdotas į galvą. Tada vaikas klausė tėčio apie svajonę. Kas yra svajonė? Gali paaiškinti? Tai sako, tai yra tikslas, siekimybė, kažkas tai gražaus tada turėtų įtikti, keisti susvajoja. O tėti, tu turi svajonę? Taip, turiu. O kokią? Nustoti gerti. O tai kodėl nenustoji? O tai kaip gyventi be svajonės? Kai tu kvietėjai į tą poziciją, primink, ką turėčiau dabar padaryti, pateisinti tą prasme šitą kėlimąsi, tai reiškia yra viltis, aš manau, kad tai yra tikėjimas. Kodėl verta tai toliau daryti? Nes tikiu, kad jau dabar pavyks. Vincas tą yra įgarsinęs, kad žmogus bando, ir sitikė, kad šiemet bus ypatingi metai. Taip, tai man anekdotas šitas puikiai atspindi, tai kaip gyventi be svajonės. Tai reikia tų svajonių. Aš tai be ironijos sakau, kad gal iš tiesų tuo metu, aš bindė, dandet, yra buvo metai, kai aš tada galvojau, kad kažką tada. Ir kažką paskui mečiau, bet aš tada tikėjau, kad man tai pavyks. Tada, kada bandžiau, tikėjau, įsivaizdavau save su rezultatu, ta prasme, tokių buvo saldainių ateities, kas ten bus, kai ten atsitiko. Ir aš tikėjau, kad man tai pavyks. Kai aš supratau, kad man iš kitos vietos turi ateiti, ta prasme, iš vidaus, tai pasikeitė dalykai. Jeigu tam žmogui, ta prasme, jeigu tai atsistoju žmogaus, kuris nuolat įsikelia ir jam nuolat pasiseka, tai gerai, reiškia jo toks būdas. Aš taip giliai nekapstysiu ir nežiūrėsiu. Aš sakyčiau, kad jeigu keliatės tikslus, kelkitės, nepavyksta, vis tiek kelkitės. Pats procesas. Pasvajoti, pagalvoti, kad norėsiu, darysiu, pasieksiu. Čia tiesiog fainas užsiėmimas. Net jeigu tu ir to nepadarysi, jeigu tu ir to nesieksi, pasvajoti juk faina. Tiesiog. Bet nebūtinai gruodžio 31. Ką tą daryti kasdien? Gerai, išteisinsiu gruodžio 31. Tai yra puikia diena man kasmet sugrįžti prie savo svajonių. Svajoti man netrukdo niekas ir kasdien. Bet jeigu tai bus mano kažkoks ritualas mažas, kodėl ne? Yra ko laukti. Yra ko laukti. Tai pakankamai fainas būdas praleisti gruodžio 31 dieną. Jei daugiau nesugalvoju, ką veikti ar dar kažką. Tai kodėl ne?
Kodėl ne? Dėl to, kad tai yra labai smagi veikla, kuri neduoda rezultato. Tai kodėl ne, man vis tiek norisi eiti prie, o koks asmeninis prasminimas viso to yra. Kiekvienais metais, pavyzdžiui, keltis tikslą, man, pavyzdžiui, atrodytų, kad labai svarbus būtų tas įsivertinimas. Nes kiekvienas galim rasti savo, kodėl tai yra svarbu ir kada tai yra svarbu, kurią tą datą yra svarbu. Ir jeigu tai yra svarbu, valio, netgi jeigu tai ir neveikia. Taip. Tai yra, vis tiek asmeninis įprasminimas turi būti. Vien pagalvojimas apie tai, kad aš noriu būti kažkoks esnis, geresnis, fainesnis, gudresnis, protingesnis, kažko labiau pasiekęs, vien tas galvojimas apie save geriau jau ir nuotaiką praskaidrina, ir vilties suteikia, ir tiesiog apie save gerai galvoju, nes užtenka mums tos tamsos, tos savigraužos ir viso kito. Ir taip tas cepelininis dangus vis Lietuvos padangę vis taip, aš tau savo akinius paskolinsiu gerai. Aš ir taip galvoju, kad jeigu tas, ta prasme, tas tikslas yra tavo ir tu tuo metu svajoji ir iš tiesų save ten matai tobulesnį, tai pirmin. Jeigu tai yra tavo. Labai gražia gaida ir baigiam. Nenustokiam svajoti. Ir pasimatysim sekančiam epizode. Iki. Ačiū ir iki. Ate.